Kiekvienam iš mūsų duotas vienas gyvenimas ir jis unikalus. Su savitom vertybėm, nuostatomis, charakterio savybėmis. Jų visumą lemia istorija. Kaip pasikeistų tauta, jos istorija, visuomenės pasaulėžiūra, jeigu vieną dieną netektume 100, 1000, 10, 100 tūkstančių, jeigu Lietuva netektų vienos kartos. Dainuosime susėdę, oi, 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 kaip paukšteliai vienas sėdi, oi, 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 kaip paukšteliai vienas sėdi, oi, 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 ant kalno klevelis stovėjo, Mykolas. Gimė nedidelėme bažnytkaimyje netoli Kelmės, Lioliuose. Mykolas šeimoje buvo 3 vaikas. Nerūpestinga vaikystė, pradžiamokslio šaknis, viskas tilpo viename dideliame namo kieme. Pusė to namo buvo atiduota mokyklai, pradiniai mokyklai. Ir ten viso kaimo tie vaikiukai eidavo. Ir vat aš vaikystėje pasakodavo tėvelis, kad tai labai šauni ta jų mokytoja pradinė buvo Gruzdytė, jos pavardė buvo, neatsimenu vardo, nežinau, ar minėdavo. Nu ir jau tėveliui jinai buvo labai jau, žinai, šviesos toksai spindulys, jau autoritetas didelis. Ir tėvelis labai gerai, aišku, mokėsi pradinėje mokykloje, tai matyt, ta mokytoja ir pagirdavo jį ir viską. O paskui tėvelis baigė pradinę tą mokyklą ir išvežė jį mokytis į Kelmę, kaip ir ten visus brolius ir seseris. Pas kažką ten apgyvendino, išnuomavo butą jiems. Ir, žinai, be tėvų priežiūros, be nieko, tiesiog laisvas gyvenimas Kelmėj, nu ir ką, sakė, futbolas, žinai, kinas, viską. Ir taip nusimokė, kad 5 klasėje vos 2 metam teko nelikti, žinai. Tai ir kaip čia buvo, kad paskui Gruzdytė netyčia per turgaus dieną susitiko, senelį, žodžiu, susitiko tėvelio tėvelį. Ir jau papasakojo jam, kaip čia blogai Mykolui sekasi. Tai paskui tėvelis, sako, jo senelis, jo tėvas sako jam, tai buvau sutikęs Gruzdelę, tai tau klonio jos. Turėjo galvoj, kad nu jau nieko gero nepasakė ir kaip tau negėda. Čia buvo toks geras mokinys, o dabar jai darai gėdą. Bet jau tėvelis paskui labai greit susijėmė ir ten visą likusį laiką jau buvo labai geras mokinys ir viskas buvo gerai. Ta lemtingąją dieną Mykolas ėjo 20 metus. Įstojęs į Kauno medicinos institutą, būsimasis gydytojas savo ateitį siejo su pagalba žmonėms. Tačiau ta lemtinga diena visam gyvenimui pakeitė ne tik ateities planus, bet ir patį Mykolą. Šiandien sekmadienis pas mus. Laukia audra ir smarkiai šąla. Iš darbo grįžęs į namus, pritraukęs prie pat krosnies stalą, aš laišką tau, brolau, rašau. Slenka dienos, tokios skaudžios, liūdnos. Dangumi vaikšto gąsdinantis debesys. Kartais darosi liūdna baugu. Nejaugi vien audra gali mus suvesti. O juk žodžiais bei jausmais, brangieji, jums atsidėkoti negalima. O veiksmais, kažin ar bebus kada. После Второй мировой войны появилось очень много людей, у которых была 58-я статья. Это люди, так называемые враги народа. Те, кто был в плену, получал автоматически 10 лет и отправлялись на север и сюда, в республику Коми, Винту. Все эти люди с 58-й статьей были, как говорится, организованы в специальный лагерь с более жестким режимом. Значит, всех уголовников, рецидивистов отсюда убрали, и в 1948 году на базе Интлага был организован специальный лагерь Минлаг с более жесткими условиями содержания заключенных. Значит, на спине появились так называемые квадратные тканевые, как их назвать, номера, на белой ткани номера. Колючая проволока в 2-3 ряда, вохровцы с собаками, вышки
на которых были установлены пулеметы, телефонная связь. Ir taip sverdėdamas iš lėto, slinkau miškais kryptimintos, nešas bušlatą nudėvėtą ir paikę duonos be plutos. Mane į veidą vėjas glosti su rankom mirtinai šaltom, o kai verkiau, akis nušluosti snieguoliam krintančiom baltom. Aplink mane kurapkos skraidė ir urzgė virpančiais sparnais. Širdis tremtinio skristi geidė ir tik nutūpti ties namais, kur brolis Lietuvoj gyvena, nematęs taip kaip aš vargų, kur aš pasemčiau kūnui peno ir sielai būtų dar smagu. Taigi mes vaikščiom su numeriais, pavardėm nešaukė niekas. Ir kalėjime. Ot, kai mums šaukdavo tardymo, naktį, dažniausiai šaukdavo naktį. Tai nešaukdavo, kad ateitų, vat, Kasparavičiūtė ten dar tokia, ne, Nabūkva, kai, nu, ir šauka, kiek tik yra tų pavardžių ant tos, arba ant vardai. Čia taip žemindavo, ar ne? Nu, jau toks пожамениmas, kad jau net pavardėm. Ну, они были белыми, чтобы удобно было, если человек убегает, чтобы вохровец мог прицелиться и выстрелить. Поэтому на спине такой квадрат был, порядка 15 на 20, 20 на 30, размеры были разные. И вот сзади был пришит такой лоскут квадратный с номером заключенного. Velykos, Velykos. Juk jie sutikot su šypsena veiduose, važiavot į prisikelimą, meldėtės, sveikinat vieni kitus, linkėjot. Mums visą tai atrodo pasakiška. Visi ir mama, ir tėtis, ir mes buvom liaudies priešų vaikai. O kad tėvynę jisai mylėjo savo, tai čia jokių abejonių nekyla ir mums ją skiepijo, na įvairiais ją skiepijo, aišku, neformaliai skiepijo, matydavai tiesiog iš to, kaip jie gyvena, kaip jie kalba apie tą Lietuvą, kaip jie pagaliau prisimena tą savo vaikystę, jaunystę Lietuvoje. Tėvelis mums vis laik pasakodavo tokius savo jaunystės nuotykius. Kartais pasakos, o kartais jau mes prašydavom su seserim nepasako, o jaunystės nuotykių. Tai tėvelis pasakodavo apie savo kaimą, apie savo arkliuką, kurie ten turėjo, žodžiu, apie šuniukus, apie viską. Ir tai vaikui matyt ir tai duoda kažkokį supratimą apie tai, kas tai yra tėvynė. Ypač, kai jinai mums buvo tokia tolima, tokia nepažįstama. Brangi ir mylima mamytė. Kada žemė prisikelia gyvenimui ir džiaugsmui, pašlaitėse nusišypso pirmieji žibučių žiedai, o sodai ruošiasi puoštis baltai, tokia gegužės diena minima motinos diena. Deja, esu per toli, kad galėčiau pasveikinti žodžiais ar gėlėmis, tad nors svajonėmis ir šiomis kukliomis eilutėmis galiu pasveikinti ir nuskristi jūsų tarpan. Gal neamžinai užtvaras skirs ir vėl galėsime būti kartu, o jūsų tai pasiilgau, kad tai neįmanoma išreikšti ir būna taip tuščia ir sunku. Pats Dievas tik taip davė, kad jau neatrodė, kad išgyvensim, jau tos ūtelis vienas atrodė užgriauš už jais. O šebadas. Bet vis tik išgyvena žmogus, labai daug gali išgyventi. Tačiau ne viskas. Aš pasenęs, nesulik metų kiek turiu. Mažai brolų esu gyvenęs, bet smūgių matęs įvairių. Mane nešiojo žiaurūs vėjai po tundras ir miškus šiaurės. Kai tu brolau svečiuos sėdėjai ir vyną gėrė iš taurės, nesyk mirtis duris klebeno ir šaukė. Įsileisk žmogau, širdis jau tavo atgyveno, tavęs paimti atėjau. Tačiau iškęst vilties nemetęs, aš mirčiai drąsiai pasakiau, palauk gražuolė, manęs tėtė, broliukas laukia,
Tokiau turėtų nuo manęs laikytis, aš dar su jais turiu matytis. Есть воспоминания человека с Западной Украины, который находился в Абизе. Вот. И воспоминания о том, что сложение тела у литовцев высокие, стройное, астеническое такое. Они плохо выдерживали тяжелый климат. Зимой это было до минус 50 градусов. Вот. Плохое питание, тяжелый физический труд. Вот. И проходило несколько месяцев, и они умирали, потому что не выдерживали таких условий, в которых они находились. Другой бывший заключенный лично мне рассказывал, что в 1946 году, когда он привезли его сюда в Винду, он находился в бараке первого комендантского олпа, который находился в районе улицы Кирова и Полярная до 1946 года. В бараке были несколько молодых литовцев. Вот. Они не выдерживали этого состояния и, извините меня, закончили жизнь суицидом. То есть они повесились. Rytas tave skambutis pažadino, gavai tą gabalėlį sriubos valgį. Ir visą dieną dirbi bevareitiš, sušalęs, alkanas. Vakarienė, viskas. Ryta vėl skambutis. Vis skambutis. Ir jau, bus poilsio diena, jau pradeda kalbėti, kad bus poilsio diena. Jau laukiam, kad jau bus. Pareina brigadininkai, mergaitės nebus. Darbo diena. Ir vėl atrodo, kad tiesiog jautis širdis skausmą, kad kažkaip be poilsio dienų. Darbas. Pradėjau labai retai begauti jūsų laiškų. Greičiausiai tai nėra paprastas jų užsimetimas pašte. Vakar mane iššaukė tardytojas ir pradėjo smarkiai kolioti. Sakė, kad esu didžiausias fašistas ir jis man daug blogo padarysės. Nusijuokiau ir pasakiau, jūs man jau laisvę atėmėt, o blogesnio padaryti jau nieko nebeišgalvosite. Aukšti idealai. Tėvynės idealas, pavyzdžiui, jis, kai jį sugavo, jis nesistengė išsisukinėti iš saugumo. Jis tiesiai šnekėjo, kad jūs okupantai ir čia kodėl jūs, kokią jūs teisę turi čia ir mane sulaikyti ir visą. Nesistengė kažkaip prisidengti, išvengti tos jėgos tokios svetimos, barbariškos. Taip pat buvo sunkokas su vandeniu. Keletą dienų jo visai nebuvo. Barako tvarkinys turėdavo po pagalvę litrinį butelį vandens ir kam norėdavo, tam duodavo kelis gurkšnius. Kartais ateina į galvą kvaila mintis. Rodos, leistų su jumis pagyventi tėviškai nors 1 valandą. Po to galėtų kirsti galvą, kapoti į gabaliukus, visai nebesijaudinčiau. Tačiau žmogus sparnų neturi, tad jam ir skristi nevalia. Jį Dievas šliaužyti sukūrė ir būt patenkintam dalia, kurią likimas jam suteikia. Bet žemės padaras žmogus, likimas savo ir vargus, savais burnojimais prakeikia. Pralau, neprieštarausi, kantriai kentėsi šios vargus, o ilgisi namų išrausiu, panori žmonės ir dangus. Tokie medeliai, tokie mažyčiai užaugę, tundra. Vasarą tenais irgi buvo uogų, mėlynių, maraškų. Ir ta tundra tokia minkšta tokia, kai eini klimpsti į ją. Žiemas buvo šaltas, žiemas šaltas. Iki 40 laipsnių būdavo šalčių.
В конце 30-х, начале 40-х годов температура была здесь и минус 45, и 50, и минус 55 градусов. Летом температура доходит где-то до плюс 30-33. Если человек провинился в чем-то, его закрывали в бараке усиленного режима. Это бур своего рода. Это было бетонное помещение, бетонный пол, даже наливали холодную воду, чтобы человек мог окоченеть, и к утру он мог даже умереть. Такое было и в Инте. Brangus teta ir dėdė. Negaunu jokių žinių iš savo tėvų, seserų, brolių. Prašau, parašykite jiems mano adresą taip, kaip esu perkeltas į kitą vietą. Į savo laiškus negaunu jokio atsako. Perduokit, kad esu gyvas ir kol kas sveikas. Ir kada vos vežė, mums išdavė, reiškia, darbą kiekvieną. Tai mes, moteris, kažkaip po gabaliuką įsidarydami, kada kiek dienų. A vyrai jie iš karto suvalgė. Porą, trejata dienų reikėjo paskui jau nevalgiusie būti. Ir kaip atvažiavom į Sverdlovską jau kalėjimą, toks kvapas sriubos atrodė, Dieve, kokias kvapas, taip kvepia ta sriuba. Заключенных привозили сюда, значит, они проходили санобработку. Естественно, там их мыли, брили, сортировали, как говорится, прожарку делали одежды, в которой они находились, потому что были всевозможные насекомые на теле у человека, вши. Отсюда и шло сортирование уже заключенных по лагерным пунктам, которые находились в поселке Инта. Pas mus sklinda kalbos apie kažkokią kolektyvizaciją. Ar yra kas nors rimtesnio? Gal Dievas saugos? Kodėl mamytė, bronelė ir tėvelis neparašot? Aš taip pasilgau jūsų. Rodos, nors laiškučiais pasikalbėtume. Ant veido žydinčio kadaise ir gerbimo tarpe draugų, akim regėjai raukšlę baisiai išartą vargo naragu. Ir tūkstančius mažų raukšlelių, rimuojančių greta akelių. Taip pat matai galvelę pliką, tarytum senio, be dantų, brolau. Jau nieko nebeliko nuo tų dienelių, kai kartu bėgiojam tėviškės laukeliais, kur vedė kūdikio akelės. Nebėr linksmumo to, kuris buvo, kai vaikėme drugius laukais. Nebėr, brolau, jau viskas žuvo. Daugiau nebūsime vaikais ir nebėgiosime po sodą ir neberinksim obuolių. Mums metai kapinės jau rodo. Ir sako, eik štai šituo tu keliu. Manau, kad žmogus ne vien duona ir vandeniu gyvas, kad visada reikia kažko daugiau ir tie lietuviai matyt, kaip galėdami bandė palaikyti ir savo dvasią, ir tą savo lietuvybės dvasią, ir perduoti ją vaikams, nes mes tikrai nuo pat kūdikystės, nuo vaikystės visada girdėjom, kaip suaugusiai ir dainas lietuviškas dainuoja, ir eiles lietuviškas deklamuoja. Aš tai bent jau rimtai labai nežiūrėdavau į tą poeziją. Man kažkaip atrodė, natūralu buvo, kad tėvelis kažką skaito ir tai yra, kaip, nežinau, kaip orą pranešinėja per televiziją, maždaug tas pats. Mylimieji, tik šiandien sužinojau, kad jūs buvote priversti irgi palikti namus. Paskutinis jūsų mane pasiekęs laiškas gegužės 19 dienos toks neaiškus, kad iškart pajutau kažką negero. Bet pagelbėti jums buvo ne mano jėgoms. Aš karštai meldžiausi už jūs, bet Dievas matomai nusprendė kitaip. Aš prieš jį bejėgis. Kai pagalvoju, kad ir jūs dabar tokie alkani, tai galva gali plyšti. Mane taipogi pervežė į naują vietą, bet man visai nesvarbu. Tegul veža nors į kitą pasaulį. Dirbu dabar anglies kasyklose. Kai lieku vienas, mintimis nukeliauju pas jūs. Kartais net nepajaučiu, kaip karštos ašaros upeliais teka per skruostus. Kažkada kentėjau aš vienas. O dabar? Aš galvodavau, jeigu namuose yra duonos kepalas,
Tai ko reikia daugiau, negalime nieko norėti, jeigu yra duonos, kiek nori galės pjauti. Buvo, žiauriai, kad nebuvo. Во-первых, здесь градообразующей группой были шахты. В 1941 году были заложены первые шахты. Во время войны они строились, добыча энергетического угля. Начал строиться поселок. Естественно, заключенные строили и производство шахты, ремонтно-механические цеха, потом ремонтно-механические заводы, общественные здания, жилые здания для руководства. Это продолжалось до 1957 года. Mamytė tai nelabai kūrė, tėvelis irgi pats nekūrė, bet tėvelis rinko kitų parašytus eilėraščius, visus juos persirašydavo į sąsiuvinį, o intoje buvo vienas kitas toksai visai neblogas poetas. Tai tėvelis jų tos eilėraščius persirašė, kaip minėjau, ir laikydavo tą sąsiuvinį, slėpdavo, nes vėlgi už tokį sąsiuvinį, už jo turėjimą galėjai iš naujo gauti 25 metus. Ir tas sąsiuvinis tokiais juodais viršeliais atkeliavo su mumis į Lietuvą ir paskui Kėdainiuose pas tetą ant aukšto visą laiką buvo slepiamas. Ir paskui, kai jau nepriklausomybės laikais leido tą knygą benamiai, tai labai daug eilėraščio iš tėvelio to sąsiuvinio buvo paimta, nes jokių kitų šaltinių nebuvo. Menu brangau laimingą dieną. Man brangų laišką parašei. Prisiųsti mano foto vieną tame laiške manęs prašei. Aš tavo norą ištesėjau, tai jau ir pats gerai žinai, bet tu manęs taip aš tikėjau, tame foto nepažinai. Brangieji, nemaža berods jau yra tekę pergyventi smūgių. Jie, galiu pasigirti, gana lengvai į mane atsimušę suduždavo, tačiau šis paskutinis, jūsų ištrėmimas, pergyventi buvo sunkiau visako, juk tai daugiau negu nežmoniška. Brangioji mamytė, tėvelė ir visi mano mylimieji, esu išsiilgęs jūsų ir myliu taip, kaip turbūt dar niekada mylėti nemokėjau. Ir tikiu, tvirtai tikiu, išnyks erdvė mus skirianti, išnyks žmonės išblaškiamus, pragaiš. O Dievas gerasis grąžins vėl į gražią tėvynę, kur nebebus smurto ir kraujo trokštančių šakalų. Jo pats mėgstamiausias tai buvo Tremtinio laiškas. Tai jau buvo ilga tokia poema ir mes žinojom tą autorių, jis buvo pas mus atvažiavęs, Kiela toksai, jis truputį šlubas buvo su toksai, ir ta visa poema persunkta to tokio neįgalaus žmogaus nuoskaudos. Apie tą tokį skausmą žmonių tame eilėraštyje sudėta, tai net nežinau, turbūt jau tėveliui išėjus pagalvodavau, o šiaip tai atrodytų, tiesiog toks. Taip turi būti, kur tėvelis, ten ir Tremtinio laiškas. Rašau jums, kai tik sugrebiu bet kokį lapą popieriaus. Vyrui juk nevalia skųstis. Tačiau neapsakomai didelė kančia, kai vaizduotė prieš akis pastato sudžiūvusią, išalkusią mamytę. Laiškutį išrašau giliai po žeme, šviečiant silpnai spingsuliai. Brangieji, baigdamas noriu palinkėti jums kuo stipriausios sveikatos, sėkmės sunkiame tremtinių gyvenime ir neapsakomai laimingo grįžimo į taip numylėtą, jau laisvą tėviškę. Делали металлические такие короба, куда закрывали заключенного, он не мог пошевелиться в вертикальном положении. На улице зима минус 45-50 градусов, и утром, когда открывали этот металлический короб, оттуда вываливался фактически труп. Dabar palau galbūt bus aišku, kodėl rašydamas tau laišką sakiau. Tėvelio palikimą, žemelės sklypą, 2 namus ir vaisiais iškamotą sodą naudoti vienas. Būk ramus, jų netimsiu, atiduodu, o ne už pinigus parduodu. O man jau nieko nebereikia, aš mirti pasitikt rengiuos. Širdis tremtinio tik veikia ir ugnis dega viduriuos. На этих 2 фотографиях похороны литовца с 5-го пересыльного пункта, где находилась центральная больница, на кладбище. Кладбище находится на левом берегу ручья Угольный.
Сейчас это территория между птицефабрикой и левым берегом реки или ручья Угольного. На этой фотографии изображены сами похороны на фоне 5-го или бараков 5-го олпа. На второй фотографии... Там видно бараки, да? Да, вот это вот видно бараки. И арка центрального входа 5-го пересыльного пункта. На другой фотографии видно участники похорон на кладбище. На переднем плане видно холмики и деревянные колышки с табличками. На табличках видны буквы и цифры. Там Д-38, Д-37, Д-36. Это говорит о том, что это номерное кладбище, так же, как и в Лабези. То есть был ряд А, ряд Б, ряд В. Допустим, А1, А2, А3, А4, А40. Ну, заканчивался ряд. Начинался другой ряд. И под каждым номером похоронен конкретный заключенный. Регистрация была, потому что умер человек, за него охрана отчитывалась. Если он умер в больнице, значит, диагноз был, почему он умер. Вот, история болезни его была. Это все в личном деле. И все это находится в архивах. За последние 50 лет, к сожалению, выросли большие деревья березы, ивы. Кладбище заросло, мы занимаемся расчисткой этого кладбища. Pagaliau gavau jūsų laišką, rašytą sausio 6 dieną. Su dideliu džiaugsmu perskaitę sužinojau, kad jūs gyvi visi ir sveiki. Tiesa, Antanėlis rašai, kad jums perskaitė ministrų tarybos nutarimą apie ištrėmimą Sibiran visam amžiui. Truputį keista, kad jie tą sprendimą taip vėlai perskaitė. Juk jį jau turėjo parašę tik grįžę pas mus 44-aisiais, o gal dar anksčiau. Niekšai. Brangieji, aš norėčiau daug rašyti, tačiau man labai sunkoka. Visgi 4 metai nepaprastai grubioje aplinkoje, žiūrint į gyvenimą visiškai apnuoginta ir mintis pasidaro atbukusios, žodžiai grubus. Dovanokit, tačiau kaip ten bebūtų, aš pilnai įsitikinęs, kad mes visgi susitiksime Jogėliškiai. Visada jau jie labai poetizuodavo tą Lietuvą. Aš ją pamačiau labai anksti, iš tikrųjų man atrodo, pirmasis mano vizitas į Lietuvą tai buvo kokių gal 3 metų. Tai aš jau ją matydavau tą Lietuvą, aš ją taip jau žinojau, kas ten yra, bet tėvai pasakodavo tiesiog iš savo jaunystės visokius prisiminimus, kaip eidavo į bažnyčią, kaip šokiai būdavo visokios vakaruškos. Na va, tai tokia ta Lietuva, tokia miela atrodė labai. Pats idealiausias tėvelis, koks gali būti. Šaunus tėtis buvo. Sunku patikėti, kad toks tikrai realus žmogus yra. Gal mes to kaip vaikai nepažinom iš visų. Tikrai realiai taip jo, objektyviai. Bet kiek mes vertindavom, taip. Man buvo idealus žmogus. Jau mano jaunos jėgos beldžias, tartum pavasarį ledai, mirties ranka į širdį beldžias, girdėtis net saloj aidai. Nežiūrint laiko, kokius bebūtų, pavasaris ar tai ruduo, ant žemės sniego pusnys griūtų ar bėgtų drumzlinas vanduo, jei tik sukauks palangėj vėjas ir lyg verkšlendamas dėjos, žinok, kad brolis daug kentėjęs surado atilsį kapuos. Išgirdęs žinią šią perspėtą, į turgų Raguvon važiuok ir mano bėrį numylėtą už rublių 1000 parduok. Už pusę šitos 1000 bažnyčiai tėviškis gimtinės mišias klebonui užsakyk ir vaško žvakę pastatyk ant Dievo motinos altoriaus. Po to išėjęs ant šventoriaus, aukok 100 ubagams ir pirk saldainių tiems vaikams, kurie mokėsis savo rašto, kad tapti išminčiais mūsų krašto. Žinau, kad aukščiausias negali sudrumsti mūsų visų karšto troškimo vėl visiems susitikti mūsų numylėtoj tėviškiai. Tik tai brangiosios sesutės ir broliai, visomis išgalėmis gerbkit, kelkit nuotaiką mūsų tėvelių, jiems juk sunkiau visą tai pergyventi. Jūs jauni, pas jūs ugnis. Jūs neturit leisti susilpnėti nė minutei mūsų mylimų tėvelių vilties ugniai.
laisvės trokštų daugiau kaip žuvis vandens. Pykstu ant savęs, kad ir susapnuoti nebepavyksta. Jei mėnesį kartą susapnuoju jūs ar tėviškę, tai jaučiuosi lyg iš naujo atgimęs. Stengiuosi būti linksmas, žinoma, tai reikalauja neapsakomai daug pastangų, tačiau be jų aš juk negalėčiau daugiau su jumis susitikti. Kovo 5 dieną 9:50 mirė Josifas Visarionovičius Stalinas. Skaudi žinia didžiu liūdesiu apgaubė visą šalį. Mirė Tarybų socialistinių respublikų sąjungos ministrų tarybos pirmininkas ir Tarybų sąjungos komunistų partijos centro komiteto sekretorius draugas Stalinas. Šiurpi žinia apie mylimiausiojo kolūkiečių bičiulio mirtį apskriejo visus Lietuvos kolūkius, įžengė į kiekvieną šeimą. Mirė Stalinas, mūsų tėvas, kolūkinio gyvenimo kūrėjas. Kokia šventė buvo, kaip Stalinas mirė. Bet viena Rusiukė verkė, atsisėdus verkė, durna, ko tu verkė, Stalinas mirė, džiaugsmas. Man sako, oi, aš prijau mokyklą, baigiau viską ir buvo save. Mums į mišką jau išvedė. Sakė, kaip duosim signalą, kad nutiltų, viskas nutiltų. Kad būtų tyla, kad jau nekirstų mes to miško jau susilaikytum jau, kai duos signalą, kad sustotų judėjimas, sustotų vienu žodžiu, kad mirė Stalinas. Kaip jūs tą savo džiaugsmą išreiškė, kad mirė Stalinas? O mes, linksmai patojom, dainavom ir miške pasiruošėm medžius, pasikirtom jau, kai tik duos signalas, kad iškart tos medžius pastūmint, kad jie kristų. Va toks pareiškimas mūsų džiaugsmo. Po Stalino mirties apie 55 metus iš pradžių tėvelį išleido, o mamytė, kai išėjo, tai tėvelis gyveno pas tokius Malinauskus. Visi pas juos ten gyvendavo, nes jie turėjo panašų į tą tokį mažą namelį ir visi lietuviai, kurie išeidavo, glausdavosi pas juos, tiesiog kambaryje gyvendavo po 6-8 žmonės. Здесь вообще почти вся инта была одни литовцы. Не, я серьезно говорю, потому что я куда не ездил, я работал на этом самом, на машине, на хлебовозке, кого не встречаю, Литва, везде Литва. Там Литва, на шахте Литва почти было. На дозе работал тоже я, там много литовцев было. Скаунас или как это? Так что такие дела. Неплохие люди были, нет? А кто сказал? Конечно, даже очень хорошие. Čia labai daug lietuvių buvo aplinkui. Vat tam pačiam mūsų kieme, kaip čia anksčiau tas mūsų namas stovėdavo, kitoj pusėje kiemo stovėjo toksai Štriupkų namas, Štriupkai, paskui į tą pusę ten link miškelio Kašubai gyveno. Paskui kitoj pusėje, kaip paminėjau, Petrauskai, tie patys Malinauskai, pas kuriuos visi čia jau apsigyveno išėję, jie gyveno labiau ten į miesto centrą, paskui jau net bute gyveno. Taip kad daug. Jau išleido grįžti apie 58 metus, neatsimenu kurį mėnesį, bet jau 58 metų pabaigoje, man atrodo, jau leido grįžti, galėjo išvažiuoti. Ir daug kas išvažiavo tais metais. Mes nevažiavom, nes nebuvo pas ką grįžti. Visa žemė buvo nacionalizuota, namai atimti, tiesiog nebuvo kur grįžti, todėl gyvenom dar 10 metų. O šiaip, namuose visą laiką šnekėjom, tiesiog buvo pastovi mūsų visų pokalbių tema, kai mes grįšim į Lietuvą, ką mes darysim. В 1957 году Минлаг был закрыт, но сокращение лагерей приводило к тому, что заключенных или освобождали,
или оставляли здесь на поселение, или у кого были большие срока, допустим, 25 лет, отправляли в мордовские лагеря или в Воркуту. А здесь остались те, кто был лишен избирательных прав, так сказать, поражению права. Mano mama taip, abu tėvai buvo ištremti ir jie gyveno tremtyje. Tik tai aš irgi dar 3 mėnesius gyvenau, aš gimiau irgi tremtyje. Aš labai prisimenu puikiai, kad ten užsimezgė draugystė. Aišku, buvo sunku, ten labai daug vargo, darbas labai sunkus buvo, bet man įstrigo, kad ten žmonės labai draugiški buvo tarpusavyje. Tai buvo kaip ir bendras gyvenimas, ta prasme, draugai vieni kitiem vėlgi padėjo ir vaikai augo kartu. Draugiškumas man labai įstrigo, kad labai draugiški buvo. Mintis buvo tokia, bet galvoju, kaip pradėti atvažiavus į Lietuvą, nes pinigų neturėjom susikrauti. Tekau, būdama nepilnai 10 metų. Vienu žodžiu, mirė mano mama, mano tėtis mirė, kai man buvo 3 metai. Ir mano mama labai, matyti vis tiek, jinai jautė, kad kažkas tai gali atsitikti. Ir aš labai puikiai prisimenu, kaip mes atvažiavom. Kažkaip mes nelabai galbūt iki to laiko bendravom. Bet gal metai prieš, tiksliai nepasakysiu kada, bet mes atvažiavom į svečius. Ir mama, kaip nujausdama, jinai labai tarėsi dėl manęs. Aišku, tai buvo pažiūrėta, kad jeigu kas nors, kad tada mane prižiūrėtų. Mama mirė vasario 3 dieną, kai man tais pačiais metais 10 metų sukako, bet ta prasme aš jau baigiau lankyti mokyklą jau Kėdainiuose. Jau mane parsivežė. Kai grįžom į Lietuvą, taip prisimenu, buvo pavasaris, balandžio mėnuo. Iš tikrųjų, man atrodė, kad ta Lietuva kvepia, kad oras ten kažkaip kvepia, kitaip negu čia aiškiai. Eidavau per pievą į mokyklą ir tiesiog džiaugdavausi oru. Pats atvažiuok, palikę žmoną, į Komis rytį priimtos, atvežki kryžių medžio ploną ir mažą gabalą kreidos. Ant kapų kryžių pastatyti ir su smailiu galu kreidos, kaip klasiai vaikas ant lentos savo ranka žodžius rašyti. Čia kūnas ilsisi poeto, pavirtęs amžinai ledu. Jis mirė alkanas, iš lėto, kaip mirė jo draugai badu. Man atrodo, jis buvo labai aukštų idealų. Aš nelabai įsivaizduoju, ar įmanoma įgyvendinti tokius aukštus idealus, ar tikrai jis sugebėjo gyvenime jais vadovautis. Bet kiek jis deklaravo idėjas, tai jos buvo tokios aukščiausios prabo žmogiškumo nuostatos. Neskriaus kito, neskriaus jokių būdų silpnesnio. Jisai buvo ir pakankamai reiklus, bet ir labai teisingas. Ir iš tiesų toksai, baisiai didelis autoritetas. Lyra. Tai kodėl jį vadino lyra? Kad jis toks lyriškas, mėgėjas, poezijas, viską. Bet lyra. Lyrelis esas lyra. Jie neteko visos savo jaunystės. Juos išvežė 20-21 metų ir paleido jau brandaus amžiaus. Taip kad jie neteko viso to, ką žmonės turi jaunystėje. Draugų, linksmybių, profesijos. Mano tėvelis buvo įstojęs į medicinos instituto 1 kursą. Tai tėveliui teko keisti profesiją. Teko mokytis žymiai vėliau negu visiems žmonėms jau 40 metų sulaukus. Jo, pavyzdžiui, gimnazijos baigimo atestato nepripažino sovietai. Jam reikėjo iš naujo eiti į 10 klasę rusų mokyklos, baigti tą 10 klasę, kad gautų rusišką mokyklos baigimo pažymėjimą ir tik tada jis galėjo stoti į universitetą. O ko netekome mes?
kaip tauta, kaip valstybė, kaip visuomenė, kaip būtų, jeigu būtų. Šiandien tai istorija, apie kurią jaunoji karta sužino iš vadovėlių. Vidurinioji karta formavo pasaulėžiūrą, kurią įtakojo sovietinė ideologija, vėliau pakeitė rūsti tikrovė. Ir ta karta, kuri gyveno tuo, kuriems tai ne istorija, bet jų gyvenimas, vienintelis ir unikalus. Tai dingusi karta. Tiesa, prieš keletą dienų gavau Stasės Vaičekauskienės siuntinėlį. Nenoromis prisimena tėvelio kalta, mamytės ar sesučių pakuota dėžė. Pasidaro kartu ir ašaras laikyti sunku. Sunku priimti svetimų išmaldą. Tačiau juk visiems jiems esu baisiai dėkingas. Kitaip nežinau, kuria linkme būtų pakrypęs mano gyvenimas. Taigi, brangieji, nuo jūsų ištrėmimo dienos esu gavęs Teresės 1, Volbekienės 2, Mockaus 3 ir Stasės 2 siuntinius. Tėveliai, sesės, broliai, juk aš laikausi tik todėl, kad ir jūs laikotės. 4 metus vaikščioti prieš vamzdį, aš apsipratau su mirčia. Juk tik Dievas visagalis viską tvarko. Nematai linksmų veidų, tau nesinori niekur eiti iš namų. Gal tavo nuotaika bloga, tik nesakyk, kad tai bus visada. Nes jeigu tu perplaukti jūrą dėl savo svajonės gali, tai žybantis saulės miestas tau švies visą naktį iš toli. Ir jeigu tu skrisi į dangų, ištiesęs rankas, lyg sparnus, pasieksi planetą saulelį ir rasi ten savo draugus, draugus. Nebelinksmas mūsų kaimas, nebemokame dainuot, nebesirenka kaimynai pas kitus pavakarot. O anksčiau ir bičiuliavos, šventės švęsdavo kartu, ūsus merkdavo į alų, geso lempa nuo dainų. Ūsus merkdavom į alų, geso lempa nuo galvų. Lietuvos laukai skambėjo, šieną pjūdai nuo dainų.